ir jai Plungės liūtų susitarimu suteikiamas Šventas Liūtės keliautojos vardas. O šitas džiazas garsusis gali kažką įpiptelėti. Taip, vyrai, jūs turite teisę pabučiuoti liūtę. Ne tik teisė, bet ir pareiga. Mane labiausiai nustebo, nors aš dar tarybiniais laikais mokiausi zoologiją, bet kad liūtės keistų gegužės vidury kailį, pirmą kartą girdžiu ir pirmą kartą matau. Tik mes jas matėme vienokias, dabar jas kitokias. Gal dėl to, kad jos juto, jog liūtą iš Plungės čia neturi, taip? Ir toliau dažų parduotuvės savininkė, Skorpionė, hobi, toli nuo šito zodiakų ženklo. Tai gėlių mėgėja Jolita Cirtautienė. Plungės liūtai jai teikia šventą vardą Liūtė žydinčioji. Ale nori prie savęs pririšimo tauta. Vieną pirštą užkišęs į kilpą rišas. Gerai. Taip. Taip. Taip, statybinės firmos savininkė, zodiakų svarstyklės, matyti ten Vinisverė ar dar kažką tai, hobi taip pat gėlininkystė, Vilija Čiplienė. Jai vardas šventas Liūtė Auksažiedė. Berniukai, nenuskinkit lapelį. Gerai, kad buvau pionieris. Taip. Eidutė. Taip. Gražiai. Ir sakai, poikė. Aš nežinau, jei kurios nors nebūsit, tai mes pakrikštysim internetu. O dabar tai draudimo kompanijos darbuotoja Ožiaragis, hobi taip ir nepavyko įsiaiškinti, Jūratė Miežvietienė, kurios ir nėra, yra duotas parėdimas internetu. O dabar statybinis firmos savininkė, žuvis, hobi šokiai, Genovaitė Sinskienė. Jai suteikiamas šventas vardas Liūtė valso princesė. Nesumaišykit su Velso princesė, čia valso. Dreba ranko, sąjungai. Dabar spaustuvė savininkė, kurią jinai pati liktai pageidautų vardo Giliaspaudė. Tačiau mes pažiūrėjom, kad jinai svarstyklių horoskopas, o hobi žvejyba. Tai mes jai suteiksim vardą, pirmiausia pasakydami pavardę, Birutė Jokužienė. Ir suteiksim jai šventą vardą Liūtė Auksinė žuvė. Toliau ypatingai mažai mums pavyko apie vaistininkę surinkti. Tačiau žinome tiksliai, kad jos pavardė Ligita Valenčienė. Nėra šiandien. Jei suteiksim internetu Liūtės
tabletės vardas. Tik aš nežinau, kokia tai tabletė, aspirinas ar Viagra. Taip, kas kokios pageidaus. Toliau, akcinės bendrovės Šiaulių banko Klaipėdos filialo direktorė Skorpionė, žirgų mylėtoja Sigita Kolakauskienė. Jai šventas vardas Liūtė Ilgakartė. Taip, ačiū. Toliau tarp kliūčių radome gydytoją neuropatologę. Svarstyklis. Hobi tenisas. Jolanta Valavičienė. Jai suteikiamas vardas Liūtė nervų kamuoliukas. Ir dar aš noriu pasakyti, kad žodį, tai yra tokį, kaip sakant, šventinį patepimą, jums atliks bendra profesis mūsų gydytojas irgi nervų matosi. Ja, jūs kamuoliukas, o jisai kvadratukas. Prašom. Noriu žiūrėtas į šitas gražias moteris, į šitas gražias liūtės. Nerva ima. Ima nervai teisingai. Bet vyrai, kurie čia buvo scenoje, kurie dovanojo gėlės, ten paveikslėlius, taip toliau, čia manau jau nebėra tų paveikslėlių. Jūs atsiminkit, nedavažiuos vis iki jūsų, nedavažiuos. Kodėl? Todėl, kad jom reikės pirmiausia pravažiuoti Plungę. Plungės vyrai, pažiūrėkit kokie. Nuostabus. Ir pliki, ir gražus. Ne tik jūs gerbs, ne tik žavės jums, užkutens negyvai. Labai gal ir negazdinti, bet čia žinosi, tikrai. Taip. Matei, visi ant rankų nešiau, pačiai ant kaklo. Taip. O tu palikai nepučiavęs. Ir taip toliau dailės galerijos savininkė Hobi Joga Veta Petkinė. Todėl jai suteiksime šventą Liūtės lotoso žiedo vardą. Kas, nežinau, ypatingai stengiasi Plungės liūtų liūtas Plungės rajono meras. O dabar neaišku kažkokios galerijos, bet irgi savininkė. Hobi siuvinėjimas. Violeta Jusoninė. Šventas vardas Liūtė menininkė. Matai. Taip negrasiai apie krūtinę jis kažką neišnykino ten. Toliau Klaipėdos savivaldybės tarnautoja Vandenė, hobi pagal profesiją, statyba Violeta Staskionienė. Šventas vardas Liūtė architektė.
Vyrai, derinkit veiksmus. Grupėjame taip paprasta. Sakiau, kad ne taip paprasta. Viens visą laiką stebintysis. Ir taip toliau einame į jurisdikcijos aukštumas. Advokatė, hobi šunys. Rūta Šimkienė. Suteikiamas šventas vardas Liūtė šunų tramdytoja. Aha! Sakiau, kad stipriuosius sakinius užsidėk. Sakiau, apaksi pamatęs tokias moteris. Kai man padavė sąrašą, aš supratau, kad daugelis liūčių klaipėdiečių ištekėjusius. Tačiau dar liko viltis, jog viena ne. Tai operos solistė su hobiu kelionės, mat pavardė tokia Ema Gazarian. Žinot, tekėjusi ar ne? Jai teikiamas šventas Liūtės keliaujančios dainininkės vardas. Parduotuvių tinklo Simpatija savininkė, ožiaragė, hobi plaukiojimas, Vida Ročienė. Šventas vardas Liūtė Undinė. Danijos pakrantėj pastoviai yra Liūtė Undinė, dabar jūs ir Klaipėdos pakrantė. Ja. Bet jos įprato bučiuojamus, vyrai vos neužmiršo, jinai priminė. Labai gražu. O dabar turim mokyklos direktorę. Hobi vairavimas, neaišku tik ką vairuoja. Taip, Vilija Trižgintienė. Ponia Vilija, kiek metų jūs jau direktorė? Dar nedaug. Tai gal ir į liūtus dar nereikėjo rašytis. Paprasčiausiai užmirėjama panašiai po 10 metų. Ir taip Vilijai suteikiamas vardas Liūtė Baltoji kreida. Vyrai tose plunksnose jūs paklysit. Be mokyklinės kraidos neišeisit iš užburtų rato. Tai. Kai aš pradėjau kalbą nuo to, kad mūsų vienas klubo liūtas kankinasi bare, ko gero jam dega užpakalis, nors jis visados išsigelbsi, nes už jį balsuoja daugiausia. Mūsų šalies gyventojų tame tarpe ir klaipėdiečių, bet aš pagalvojau, jog Klaipėdoje irgi yra barų. Ir liūtų klube yra net barų savininkė. Kodėl čia neatidaryti baro? Vedančiųjų bent iš Plungės tikrai keli pasisiūlys. Ir tai baro savininkė, jautis, nardytoja pagal hobį, Daina Šatkienė. Jai šventas vardas Liūtė Delfinė. Taip, gerai teisingai. Jūs girdėjote, mūsų vyrais tikri liūtai skelbė aukcionus juostom, pamatė, kas yra kas.
Ir štai neuropatologas vieną juostą netyčia pralošė. Aš seniai žinojau, kad tu toks pat kaip ir aš, bum, bum, bum. Ir taip, kanceliarinių prekių firmos savininkė, jautis, nežinau, ar pritinkam moterim sakyti jautis. O tebūnie jautis. Jos hobi filatelija Rima Januškienė. Jai šventas vardas Liūtė Markutė. Įteikia ją Plungės laidojimo biuro savininkas ponas Petras. Ja, paskutinį kartą, sako Petras, bučiavo. Ir taip, autodalių parduotuvės savininkė, hobi grybavimas, išvažiuoja su mašina ir pilna bagažinė baravykų. Alina Šimkuvienė. O jai šventas vardas Liūtė grybautoja. Ontret. Richardas jaunesnysis sumaišė Ontret padarė. Taip, taip. Žiūrėkit, kad nebūtų nuogingų grybų prireikusi. Toliau. Mokytoja, fondo laisva valia koordinatorė, hobi kryžiažodžių sprendimas Nijolė Taraškevičienė. Kadangi kryžiažodžiuose klausiama, tai mes duodam šventą vardą Liūtė Klaustukas. Ir vėl meras pagal cenzą priklauso. Mokytoja, paklauskite, jie jiems vienas ar kitas, ar bežino daugybos lentelį, nežinau. Taip toliau, labai mažai informacijos turim, tačiau žinom, kad hobi būdingas daugeliui moterų, tame tarpe ir liūčių, yra išlaidavimas. Loreta Beržinskienė. Jai suteikiamas šventas Liūtės taupyklės vardas. Rimantas, verslo ryklys iš Plungės. Ir taip. Mėlėjai, man žinoma, kad turėjo šiandien tarp liūčių būti liūtės išvykusios į užsienį. Leiskite tik jas pagarsinti, pasakant jų vardus ir suteiktus vardus. Virginija Kriaučiūnienė, Liūtė Visagalė. Kalbam tikriausia apie gydytojas. Paskui internetu išsiųsit. Taip. Audra Rickuvienė, Vakarų Lietuvos vartotojų federacijos direktorė, Liūtė federacija. Roma Kavaliauskienė, gydytoja kardiologė, Liūtė Širdienė. Mielos Klaipėdos Smiltės Liūtės, mūsų dabartinis prezidentas nori šitas juostas įteikti prezidentai. Sukvieskite vėl visus į tuos rūmus, padenkite stalus dviejose aukštuose, mes atvažiuosim ir įteiksim kartu.
Yra nuo seno sakoma, kad tėvai ne tie, kurie pagimdė, inauguravo jūs, o tie, kurie jūs augino, krikštijo. Jei jums bėda, neieškokit svetimų pranašų, į savo kūmas kreipkitės, į Plungę važiuokit arba juos čia kvieskite. Sėkmės jų mergaitės. O dabar gali ir trimitai. Gali. Prašom, gali. Bendra fotografija, atsiprašau. Bendra fotografija.